Šeštadienį Rokiškyje Elektrėnų energijos ledo ritulio klubas galėjo pajausti tai, ką jausdavo pirmieji ledo ritulio žaidėjai, stingdantį šaltį, ledinį vėją ir sniegą pustomo ledo paviršių. Būtent taip, po atvirtdangumų buvo pradėta žaisti ledo ritulys. Taip dar ir dabar žaidžia Rokiškio komanda, išdrįsusi mesti iššūkį galingiausiai Lietuvos ledo ritulio komandai Elektrėnų energijai. Nedaug kas tikėjosi, tačiau Rokiškio komanda laimėjo rezultatu 7-5, taip pat nešdama daugybę džiaugsmo savo sirgaliams, kurių susirinko tiek, kad pakako 3 kartus apjuosti ledo aikštelę. Elektrėnų energija kiek ramiau galėjo jaustis pirmajame kėlinyje, kuomet išsiveržė rezultatu 2-0. Tačiau greitai, jau antrojo kėlinio 35 sekundę rezultatas tapo lygus, o netrukus jau Rokiškio komandos naudą. Elektrėnų komandai nepadėjo ir minutės pertraukėlė, kuriuose aikštę grįžo 6 žaidėjai, o vartai liko nesaugomi. Tuo pasinaudojusi Rokiškio komanda tik dar labiau padidino savo įmuštų įvarčių skaičių. Tačiau abiem komandom rezultatas nebuvo svarbiausias dalykas. Apie tai pirmasis prakalbo Vytas Šlikas, Rokiškio ledo ritulio korifėjus, ilgametis energijos ledo ritulio treneris. Žinot, aš tai nelabai pasakyčiau, kad aš labai ten sirgau dėl tos pergalės, bet man svarbiausia buvo suteikti rokiškėnam šventę, kad tikrai pamatytų ledo ritulį. Ir aišku, rokiškėnai irgi davė šiokią tokią kovą. Aišku, Elektrėnai buvo nenusiteikę, tikriausiai galvojo lengvai išloš. Užtai taip ir atsitiko. Jie čia tokios draugiškos varžybos, jas niekam nelėmė. Tiesiog norėjosi parodyti, ką moka žaisti, kaip moka vyrai žaisti. Rytoj žaidžiam Daugpilio pirmenybėse rungtynės čempionato, tai mums tas ten svarbu, žinot. O čia tai yra tokios kontrolinės ir žmonėm parodyti, kadangi mes nežaidžiam Daugpilio pirmenybių rungtynių, šito aikštėje nežaidžiam. Petras Nausėda taip pat neatrodė nei kiek nusiminęs. Nuostabus jausmas žaisti Winter Classic Rokiškį. Taip, kad geriausios emocijos. Džiaugiamės už Rokiškį, kad jie šiandien laimėjo. Tikim, kad šitą pergalę jam padės ateityje, padės motyvuoti jos pačius, keis požiūrį, stiprins požiūrį pačiame mieste. Tai mes už tai ir ačiū organizatoriams pirmą, kad atsirado tokia galimybė suorganizuoti ledo ritulio dieną Rokišky.